Gerą dieną. Tai tik Laisvės partijos ir ten šalia sėdinčiam fruktui. Tai sakykit, kaip kovoti su narkotikais, jeigu jūs siūlot nebausti tų, kurie juos turi, platina ir visa kita. Kaip vyksta pats skleidimas? Pašto karveliais? Ačiū, dėkoju už klausimą, bet tikriausiai ne aš dirbu teisėsaugos darbą, tad dirbu profesionalūs pareigūnui. O jūs iš vis žinot, kaip prekiaujama psichoaktyviom medžiagom dabar Lietuvoje? Kai pirkėjas ir pardavėjas net nesustinko, per nesaugias programėlės, kurios yra kuriamos Rusijoje, susikeičia kontaktais, palieka po akmeniu ir tada jie ateina ir susiranda. Tai aš gerai informuotas, nes domiuosi šitą problemą, todėl reikia teisėsaugos institucijų darbą būtent nukreipti ne į vaikų persekiojimą, o į organizuotą nusikaltimumą užkardymą. Gerai, galėsit padiskutuoti apie tai po debatų. Ar dar turim... Taip, Dovilė norėtų.